Oficialu. Mano akvariumuose nuo šiandien tik švarūs augalai be dumblių. Susidėjau augalus į metrinį akvariumą 1,57. Čia tos viršūnės, kurios buvo nukirptas iš 3 kubų ir kiti augalai, kurie buvo nukarpyti iš orinių dėžių, o ten hediotis, taip toliau. 3 metai vyksta eksperimentas, augalų auginimasis švariose dėžėse ir paskui sodinimas į vandenį ir auginimas išorinės formos akvariumuose. Ir tikrai galiu pasakyti, kad nuo praeito pavasario, tai 1,5 metų, pirmi susodinti į kubą, išaugo švaros ir kai neįsinešiau su jokia šaka, su jokiu augalu, su jokiu įrankiu dumblio, į 3 akvariumus, skirtingus 3 akvariumus. Į va šitą kubą, kuriame yra pogruntis, GBL manado ir kvarcas, susodinti augalai neatsirado dumblės. Čia yra toks pat kubas, pogruntis manado ir kvarcas ir neatsirado dumblės. Vat filtras dirba metus. Ant filtro būtų pilna dumblio, barzdos ir taip toliau. Nieko nėra. Viskas, kas yra žalias taškinis ant sienų ir rudas taškinis, kur trūksta šviesos ant sienų. Ir va ten labai gerai matosi. Žalias taškinis, aš jį nuvaliau tą tarpą, norėdams priklijuoti filtrą, nes čia gaudžiau žuvis ir visą šitą akvariumą nesimata niekaip. Esu padaręs bardaką, bet tai va šitame akvariume buvo tik kvarcas, neatsirado. Žodžiu, 3 akvariumai švarių augalų, dumblis savaime neatsiranda. Neatsiranda savaime dumblis, jeigu jūs švariais įrankiais į švarius naujus soilus persodinat išorinės formos. Ir auga metus, nieks niekur neatsiranda, jeigu jūs jo neužnešat. Rudas taškinis ir žalias taškinis atsiranda savaime. Barzdas, siūlinius ir visą kitą reikia užsinešti. Man dumblis nemaišė. Va. Rotala hra. Hygrofila polisperma. Man dumblis nemaišė. Bet kadangi aš visą laiką duodu žmonėm augalus, tai šiandien galiu pasakyti, kad nuo šiandien tik sterilūs augalai. Aš iš nieko neėmiau augalų. Užsiauginau savo viršūnės, nusiskabėjau, tai labai ilgai užtruko. Bet šiandien visi augalai mano akvariumuose yra švarūs be dumblio. Viską, kas buvo nešvaru, išėję į šiukšles. Nuo grunto, augalų, sraigio, viskas. Nieko negailėjau. Čia viršūnės, kurios pačias išlinda virš vandens, gavo daug šviesos dėžėje, pažiūrėkit, jos yra bordo. Liudvigė yra labai gražus augalas. Aš ir toliau pirksiu augalus tik iš in vitro, auginsiu juos, tai labai lėtas procesas. Ir viršūnės auginsiu orinėse dėžėse. Tikrai veikia. Tai va, oficialu, dabar leidžiu vandenį šitą akvariumą. Čia susimerkiau ir matau, kad niekaip man netilps. Kai bus pusė akvariumo vandens, tada aš pradėsiu sodinti, kelių dienų bėgį susisodinsiu, žiūrėsiu, kas liks. Bus švarių augalų ir jums.